Labas vakaras TV3 televizijos žiūrovai, sveiki gyvi atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Būkite pasveikinti, sulaukę dienos, kada Lietuvos sirgaliai turi galimybę išvysti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, taip kaip jinai kūrėsi ir kaip yra lipdoma. Nuo pat pasirinkimo pradžios pirmoji rimčiausia turbūt treniruotė, galima taip pasakyti, iš tų, kurios dar laukia prieš, aišku, pagrindinį olimpinį atrankos turnyrą. Na, čia pirmoji dvikova Klaipėdoje su Makedonijos nacionalinė rinktinė ir turbūt nesumeluosiu pasakydamas, kad pakankamai keistas jausmas, galvojant apie šią laukiančią dvikovą, tiek rengintis jai, tiek, na, bent jau iki pirmojo kėlinio pradžios, likus dar šiek tiek laiko, kažkaip tai keistai jaučiamės. Sutikime su tom, kad vis dėlto tai yra kontrolinės, draugiškos rungtynės ir čia turbūt svarbiausia yra tiek vienai, tiek kitai pusiai, kiek įmanoma geriau ir greičiau šlifuoti komandos žaidimą, surasti sistemą, kuria remiantis bus vėliau žaidžiama papildomame olimpinėme atrankos turnyre. Tačiau tas jausmas ir tas kartėlis, kuris persekoja nuo praėjusių metų rugsėjo, kai Makedonijos rinktinė nugalėjo lietuvius ketvirtfinalyje ir atėmė šansą kovoti dėl medalių, jis vis dar yra gyvas ir jis yra pakankamai stiprus. Dėl to turbūt ir Klaipėdoje buvo išpirkta, visi buvo bilietai išpirkti į Klaipėdos Švyturio areną ir visi dalyvaujantis žmonės čia turbūt atėjo taip pat vedami vieno noro ir vieno jausmo, ne tik tai išvysti Lietuvos rinktinės kandidatus, bet ir atkeršyti makedonams už tą pralaimėjimą Europos krepšinio čempionate. Ir nesvarbu, kad tai nėra kova, kuri lemia vėliau kelią link medalių, ar nieks negaus šio apdovanojimų, nebus išrinktas galbūt naudingiausių žaidėjų. Tačiau turime mes tą kartelį ir šiandieną yra puikiai galimybė atsitiesti prieš Europą ir prieš tos pačius makedonus, kuriems, aišku, praėjęs rugsėjais buvo turbūt įsimintiniausias jų krepšinio istorijoje, be jokios abejonės, ir Lietuva jiems buvo, sakykime taip, svetinga šalis. Trumpai apie netektis abiejose pusėse, turbūt žinote, kad ir makedonai, ir Lietuvos rinktinė dar kol kas neturi surinkusi stipriausios savo sudėties. Trūksta Lietuvos rinktiniai keletos krepšininkų. Na, apie Donato Motiejūną turbūt jau šnekėti nebeverta. Pakalbėkime apie tos žaidėjus, kurie vis dar yra laukiami. Tai yra Jonas Mačiulis, Rimantas Kaukėnas, kurie vis dar grūmėsi Italijos čempionate. Na, čia Arvydas Sabonis, taip pat dalinė šią savaitę pamokas rinktinės aukštaūgiams. Makedonijos rinktinėje situacija irgi yra labai panaši, galbūt net ir skaudesnė šiuo klausimu, nes pagrindiniai krepšininkai, Pero Antičius, Boma Kalebas, tai yra dvi ryškiausios bene žvaigždės Makedonijos rinktinėje, ir Vlado Iljevskis. Jie kol kas nėra prisijungę prie nacionalinės rinktinės ir dėl to vyriausiasis makedonų treneris Marijanas Lazovskis sakė, jog tai tiesiog bus puikus šansas išbandyti kontrolinėse rungtynėse tuos jaunesnius Makedonijos krepšininkus arba kitus pretendentus, kurie galėtų užimti vietą pagrindinėme dvyliktuke. Marijanas Lazovskis nėra naujas Makedonijos rinktinės treneris. Na, vyriausiųjų trenerių jisai tapo tik tada, kada pasitraukė praėjusių metų Makedonijos nacionalinės rinktinės treneris Marinas Dokuzovskis. Iki tol Lazovskis buvo jo asistentas 5 metus Makedonijos nacionalinėje rinktinėje ir puikiai pažįsta tos krepšininkus. Dėl to pasikeitimų, bent jau pasak Predrago Samardžyskio, vieno iš Makedonijos rinktinės aukštaūgių, neturėtų būti didelių komandos žaidime ir braiže. Aišku, priklausys nuo to, koksgi bus tas dvyliktukas galų gale. Su Boma Kalebu situacija turbūt yra pakankamai lengvesnė visai Makedonijos rinktiniai ir Boma Kalebas, nepaisant to, kad makedonai čia atsivežė keletą naturalizuotų makedonų, tikrai užims vietą pagrindinėme dvyliktuke, jeigu viskas saugiai ir be traumų pasibaigs Italijoje.
Trumpai dar apie lietuvius. Nežais šiandieną Šarūnas Jasikevičius, neseniai prisijungęs prie nacionalinės rinktinės, nežais Paulius Jankūnas ir nežais Robertas Jevtokas. Šie trys krepšininkai trenerio sprendimu šiandien ilsisi, na, o rytoj prieš graikus galbūt matysime visai kitokią situaciją. Startinis Lietuvos rinktinės penketukas: Mantas Kalnietis, Linas Kleiza, Simas Jasaitis, Jonas Valančiūnas ir Deividas Dulkis. Turbūt tiek Linas Kleiza, tiek Deividas Dulkis yra du krepšininkai, kuriuos dabar pamatyti šiemet yra ypatingai įdomu. Nacionalinėje rinktinėje Linas sugrįžta po kelio traumos, Deividas Dulkis yra paskutinių dviejų, na, galbūt net ir visų keturių galima sakyti, bet šiaip dviejų sezonų atradimas. Turbūt ir Lietuvos krepšinio gerbėjams, ir na, turbūt Kęstutis Kemzūra kiek ir anksčiau buvo pamatęs štai šį žaidėją, bet Deividas Dulkis driokstelėjo šiemet NCAA pirmenybėse, vienose rungtynėse sugebėjęs pataikyti 8 tolimus metimus iš 10. Labai taiklią ranką turintis krepšininkas, kartais galbūt palyginamas stiliumi žaidimo su Martynu Pociumi. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Lygiai taip pat kaip ir Linas Kleiza, kaip po tos traumos įsilies į nacionalinės rinktinės žaidimą. Na, čia rungtynių pradžia, 2-2. Pražanga Stainovskiui, stabdant greitą lietuvių kontrataką. Ir pozicinė ataka, Mantas Kalnietis pasinaudoja Jono Valančiūno užtvarėlę, pelno 2 taškus, 4-2. 4-2. Sudėtingos buvo rungtynės tada, kaip prisimenate, Europos krepšinio čempionate, visus 4 kėlinius. Nuožmiai grūmėsi ir viena ir kita komanda, na ir apskritai makedonai tąkart sukūrė tokį stebuklą jų atžvilgių ir visišką tragediją lietuvių atžvilgių. Pavyksta apsiginti Lietuvos rinktiniai po netaiklaus Predrago Samardžiskio metimo iš vidutinio nuotolio. Kamuolį susigrąžina Lietuvos krepšininkai: Simas Jasaitis, Linas Kleiza. Kleiza, baudos aikštelėje, čia pat nėra kelių link krepšio, Simas Jasaitis, netaiklus metimas ir čia Linas Kleiza. Grūmėsi dėl kamuolio, sugebėjo jį atsikovoti, tačiau Predragas Samardžiskis paskutinę akimirką perima kamuolį iš lietuvio. Na, čia na vėl pamuša kamuolį jų žibis, šį kartą nuo Simo Jasaičio. Aikštę paliko kamuolys. Stojanovskis. Paskutinę akimirką perdavė kamuolį Samardžiskiui, pataikyti nepavyko Vilniaus Lietuvos Ryto aukštaūgiui. Jonas Valančiūnas, nugarai krepšinė, taiklus metimas, na, o Linas Kleiza grūmėsi dėl kiekvieno kamuolio ir atsikovojo jau 3 kamuolį šio vakaro rungtynėse. Kol kas atrodo šiek tiek susikaustė Lietuvos rinktinės krepšininkai, nepataiko ir dažnai nepataiko iš pakankamai patogių situacijų. O dabar dėl to ir tokį mažą susirinkimą padaro Lietuvos rinktinės krepšininkai, ramindami vienas kitą. Mantas Kalnietis imasi iniciatyvos. Šiek tiek viskas per karštai, daug noro ir mažai realizacijos. Pirmosiomis akimirkomis prie baudų metimo linijos Aleksandras Kostoski. Vienas iš tų krepšininkų, kurį nori išsibandyti Makedonijos rinktinės vyriausiasis treneris. Iki tol, kol atvyks veteranai. Na, o štai čionai Mantas Kalnietis ir Jonas Valančiūnas. Pirmasis spektaklis šio vakaro rungtynėse. 6-4. Jono sąskaitoje jau 4. taškas. Linas Kleiza. Čia grubokai galbūt pabandė sustabdyti dabar varžovą. Linas Kleiza dar kartelį. Ir štai taip, nelabai gražu. Nežinau, ar taip tyčia įspyrė varžovai, tačiau užsidirba pražangą. Linas Kleiza. Ir Damianas Stojanovskis, viena iš brolių Stojanovskių. Predragas Samardžiskis pergudrauja Joną Valančiūną, tačiau pataikyti nepavyksta. Na, o Linas Kleiza ir toliau yra
pagrindinis žmogus, kuris pirmasis įskumbo prie šokusio kamulio. Deividas Dulkis į kraštą Simui Jasaičiui, čia pat Jonas Valančiūnas prieš Predragą Samardžyskį. Gerai ginasi Predragas Samardžyskis be pražangos. Perimtas kamuolys, kitoje aikštės pusėje Deividas Dulkis nespėja. Paskui Vaidonas Stojanovski. Pastarasis pelno 2 taškus su Deivido Dulkio pražanga. Šiaip Deividas Dulkis už Atlanto rinko vidutiniškai šiame sezone vos po 6 taškus. Tačiau tose rungtynėse, kuomet turbūt visi sužinojo apie Deividą Dulkį, netgi ir toje pačioje Amerikoje pasirodė labai daug antraščių, daug dėmesio skyrė Deividui Dulkiui žiniasklaida. Jis sugebėjo surinkti 32 taškus. Ir pagerinti savo universiteto tolimų metimų rekordą. Stojanovskis. Tačiau krepšio vėl. Gauna kamuolį Stojanovskis. Čia pat Predragui Samardžyskiui ir pastarasis krauna iš viršaus į lietuvių krepšį. Makedono persvara šokteli iki 3 taškų. Makedonams tai antroji dvikova Lietuvoje. Jie pralaimėjo Rusijos nacionaliniai rinktiniai, pralaimėjo labai skaudžiai 61-80. Maža to neteko dar vieno savo krepšininkio Marky Grino, kuris susižeidė tose rungtynėse. Deividui Dulkiui nepavyko pataikyti iš toli antrojo mėginimu. O čia labai drąsiai iniciatyvos šiandien imasi ir ją pateisina Aleksandras Kostockis. Dar vienas taiklus jo metimas ir Makedonijos rinktinės persvara šokteli iki 5 taškų. 11-6. Simas Jasaitis Mantui Kalniečiui. Čia pat Jono užtvara, atmestas kamuolys Deividui Dulkiui į kraštą ir 3 taškai. Deividas Dulkis. 11-9. Pirmasis taiklus Lietuvos rinktinės tolimas metimas. Mažina varžovo persvarą iki 2 taškų. Reikia neužmiršti, kad šiandieną turbūt tokio techninio broko tikrai bus nemažai. Lietuvos rinktinė dar tik tai bando klijuoti savo žaidimą. Na, čia tie krepšininkai, kurie nežaidžia ir tarp jų yra ir Renaldas Seibutis. Patyręs traumą treniruotės metu, susidūrė su Robertu Jeftoku. Labai smarkiai susižeidė Renaldas Seibutis ir jis bent jau pagal visas išankstinės prognozes nebeturėtų dalyvauti olimpinėme atrankos turnyre. O čia pirmoji minutės pertraukėlė. Mes grįžtame į Klaipėdą. Čia šį vakarą pirmosios kontrolinės Lietuvos rinktinės rungtynės pasirengime prieš olimpinį atrankos turnyrą. Ir kol kas Lietuvos rinktinė dvikovoje su senais gerais pažįstamais Makedonijos krepšininkais. Turi vargo pirmajame kėlinyje. Ypatingai kol kas šlubuoja gynyboje Lietuvos rinktinės krepšininkai. Labai daug energijos ir daug noro įdeda puldami varžovų krepšį. Toks lengvas sprogimas. Atrodo, norėjo tiesiog išnešioti po vieną iš salės visus Makedonijos rinktinės krepšininkus. Lietuviai, tiek Mantas Kalnietis, keletą kartų pabandęs įdėti iš viršaus. Tas pats Linas Kleiza, Jonas Valančiūnas. Tačiau atakose ne viskas kol kas sekasi, o gynyboje spragų nemažai. Nepataiko Linas Kleiza. Nebuvo likę laiko iki atakai skirto laiko pabaigos. 13-9. Asmeniškai pabando išsigaudyti kiekvieną Makedonijos rinktinės krepšininką lietuviai. Pabėga nuo Tomo Delininkaičio, tačiau pataikyti nesugeba Stojanovskis. Minutės pertraukėlės. Tomas Delininkaitis ir Antanas Kavaliauskas Lietuvos rinktinės gretose. Makedonijos rinktinėje šansą gauna Darko Sokolovas. O čia dar vienas pažįstamas pakankamai veidas Makedonijos rinktinėje. Vienas iš tų krepšininkų, kuris buvo ryškus ir praėjusių metų Europos krepšinio čempionate, Georgijus Čekovskis. Darko Sokolovas iš toli, netaiklus metimas. Lietuvos rinktinė kol kas užtikrinti laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. 10-6, Linas Kleiza vėl lenda tarp kelių
varžovo. Paskutinio akimirką kamuolys pasiekė Simą Jasaitį ir čia net nebuvo perdavimas. Tiesiog kamuolys buvo išmuštas iš Lino rankų. Gerai, kad Simas Jasaitis, kaip ir įprasta Simui, visuomet sugeba atsirasti vietoje ir laiku. 11-13. Pražanga Simui Jasaičiui. Panašu taip, rodo Romualdas Brazauskas. O ne, vis dėlto Antanui Kavaliauskui pirmoji asmeninė pražanga. Ramūno Butauto Rygos VEF komandoje auklėtinis. Toks pavėluotas šiek tiek buvo švilpukas, toks jausmas, kad neišgirdo krepšininkai dar iki tol. O prie baudų metimo linijos Damjanas Stojanovskis. Bulgarijoje rungtyniaujantis krepšininkas Lukoil Akademik komandoje. 14 taškų vidutiniškai renka Bulgarijoje ir labai pasižymė taiklė ranka. Bent jau Bulgarijos krepšinio lygoje, Lukoil Akademik komandoje taikliausias krepšininkas buvo, beveik 43% tikslumu, meta iš toli. Manto Kalniečio netikslus tolimas metimas, o Linas Kleiza sugrąžina komandos draugams dar vieną kamuolį. Kleiza į baudos aikštelę. Pro kelis varžovus, taip kaip mes ir buvome įpratę matyti 2010 metais. Na, net Šarūnas Jasikevičius, duodamas interviu, sakė vieną, kad šių metų rinktinė turi būti buriama aplink Liną ir netgi dar daugiau pasakė aplink tos krepšininkus, kurie 2010 metais iškovojo pasaulio čempionato bronzą. Ir visi tikėsis, kad Linas Kleiza bus toksai, koks gali būti geriausias. O čia po prarasto kamulio dar 2 taškus pelno Stojanovskis. Atmestas kamuolys Linui Kleizai, šis iš toli netikslus metimas. Kavaliauskas pirmasis prie šakusio kamulio ir pražanga varžovui. Stojanovskiui su pražanga susitaikyti sunku. Adas Juškevičius ir Darius Songaila pasirodo pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Aleksandras Kostoskis ir Marko Simonovskis žengia Makedonijos rinktinės pusėje. Blokuoja Antano Kavaliausko metimą Predragas Samardžiskis. Jis kol kas vienas geriausių savo komandos krepšininkų pirmajame kėlinyje. Buvo vienas iškiausių ir toje dvikovoje su Rusija. Adas Juškevičius neria po krepšiu, drąsus Ado Juškevičiaus sprendimas, tačiau jis pasiteisina ir Predragas Samardžiskis nespėja paskui Adą Juškevičių. Tarp Kauno Žalgirio ir Prienų Rūdupio komandos besiblaškęs žaidėjas šį sezoną padėjo Prienų komandai vėl iškovoti bronzos medalius. Čia perima kamuolį Lietuvos rinktinė. Adas Juškevičius vėl smaigalyje ir 4. iš eilės. Ado Juškevičiaus taškas priverčia Makedonijos rinktinę prašyti minutės pertraukėlės. Adas Juškevičius surengė individualų spurtą po 4 jo taškų iš eilės. Lietuvos rinktiniai pavyko persverti rezultatą ir privalėjo tiesiog prašyti minutės pertraukėlės Marijanas Lazovskis. Jo komanda nesugebėjo sugaudyti vieno krepšininko Lietuvos rinktinėje. Na, kol kas Lietuvos rinktinė per pirmąjį ketvirtį spėjo suklysti 3 kartus, makedonai vos 1 kartą ir lietuviai toliau labai užtikrintai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Bando zona sustoti Lietuvos rinktinės krepšininkai ir čia labai didelė spraga, dabar 3 atėjo į pagalbą Adui Juškevičiui. Na, dar kartelį, čia ir Songaila pasitraukė, ir Kavaliauskas, ir visi užmiršo apie Predragą Samardžiskį. Kertantį pro kitą kampą, pastarasis vėl išveda Makedonijos rinktinę į priekį. 18-17. O štai taip žaidžia Adas Juškevičius. Fantastiškas perdavimas Antanui Kavaliauskui. Toks Šarūno Jasikevičius. Pamokų daug, atrodo, yra sulaukęs Adas Juškevičius. Bravo jam. Jis įneša labai reikalingos energijos į Lietuvos rinktinės žaidimą pirmajame kėlinyje.
19-18. Mindaugas Kuzminskas taip pat pasirodė aikštelėje. O čia paskutinės 20 sekundžių. Tomas Delininkaitis iš toli, netaiklus metimas. Ir dabar makedonai gali laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. Sokolovas rikiuoja komandos draugus. 5 sekundės. Samardžiskis. Jo metimas iš vidutinio nuotolio yra tikslus. Ir Makedonijos rinktinė pirmąjį ketvirtį užbaigė pirmaudama 1 tašku. 20-19.